Antanas Guoga įvardintas tarp 200 įtakingiausių pasaulio filantropų ir socialinių verslininkų portalo Richtopija paskelbtame sąraše. Šis sąrašas įtraukia įtakingus ir aktyvius žmonės, veikiančius socialinės atsakomybės srityje. Lietuvos verslininkas įvardintas 143 numeriu. Antanas Guoga savo vardo fondą įkūrė 2014 metų pradžioje. Jis daugiau kaip 10 metų reguliariai dalį asmeninių lėšų skiria paramai ir labdarai. Antano Guogos vardo fondas nuosekliai teikia labdarą ir paramą per Bėdų turgaus, Maisto banko, Maltiečių sriubos projektus, remia Lietuvos kariuomenę, švietimo, sporto, kitas visuomeninės iniciatyvas. Antanas Guoga daugiausia dėmesio skiria tokiai paramai, kuri padėtų žmonėms tobulėti, kurti, galvoti apie ateitį. 90% fondo biudžetą sudaro asmeninis Antano Guogos finansinis indėlis arba jam priklausančių įmonių grupės parama. Antanas Guoga yra puikus pavyzdys, kaip Lietuvoje labdarai lėšas skiria žymūs žmonės.